Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video. Atėjo iš Orlen počta. Delikatni. Toliau parodyta, kad turėkit skėtį, čierką. Ir čia turbūt priedanga. Labai panašu. Tai atidarykim, pažiūrėkim, kas viduj. Ir kasgi čia viduj? Ogi Atari. Ir vėl Atari. Taip. Aha, jau suprantat, kame reikalas. Čia dar su jungikliu. Kas parašyta? Made in Taiwan, serial number, varžtas be plombos. Čia varžto nėra, čia varžto nėra, čia varžtas beveik nedasuktas. Tai visas jis toks išdraskytas. Aha. Klaviatūra. Kokia čia situacija? Klaviatūra prijungta. Nu, pažiūrėkim atidžiau. Tai patikrinkim, kasgi po tą klaviatūrą, kasgi po to kapoto. Ištraukim atsargiai. Nenori eiti. Sunkiai. Reikia atkabinti skardeles. Gerai, čia toliau viskas labai smarkiai čia užsukta ir užkabinta. Nėra maitinimo šaltinio, nėra jokių laidų. Ten daugiau tuščia dėžė buvo supakuota. Ta prasme, pridėta kaip pakavimo popierius. Taigi, kasgi čia po šituo antru kapotu? Ar yra mikroschema? Oi, dar vieno neatsegiau. Šitą pusę dar. Tuoj greičiau. Senuks, neužlaikyk. Na, va, kaip ir matom, senasis Atarikas, pats pirmasis to tipo. 8 ramai. Vienodi ramai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, kryžiuko lyg ir nematau ant mikroschemų. Tai gal jis veikiantis, Einu ieškotis maitinimo šaltinio ir pabandykim užvest. Štai, radau šiokį tokį maitinimo šaltinį. Tai tada ir įsijunkim čia off. Taip, dabar off. Pažiūrim čia nice. Na, pažiūrėkim, dūmai rūksta ar nerūksta. Kokia čia situacija. Taip, įjungiu į rozetę ir faja. Aha, veikia, neveikia. Neturim klaviatūros prijungusios, nes matytųsi lemputė. Tai gal padarykim labai paprastai tada. Mane domina iš karto, turbūt čia Fredis yra. Jeigu gerai pamenu, 37 lyg ir kojelė buvo, ar ne? Tuo oscilografą atsinešu. Taip, atsinešiau. Taip, užsiveskim. Pasiruoškim. Ar jums rodo? Rodo kažką tais. Taip, tai tada įjungiam, pasiemam masę ir pasižiūrim. Taip, 40, 39, 38, kažkas bėgioja, video 38 turbūt matau, bėga kažkas. O čia, o kaip mums čia dabar? Auto, opa, ei, va čia auto. Biški ne taip. Ojojoj. Va. 3,5 MHz. Tai turėtų būti veikiantis kompas. Tuoj tada ieškausi dar video kažkokią. Antenos turbūt laido ar. Tuoj. Taip. Atsinešiau tiliką. Tai tada power on.
Ei, o kodėl RAM testas? Kodėl RAM testas įsijungia? Nu, prasukim visą. Jau matom, raudonuoja. Dar viena skylė prašauta. Ir dar viena. Ketvirta jau. 5, 6, 7, 8. O, kai varo. 8 jau. Oi, nebesuskaičiuoju. Čia suvarpyta kaip rėtis. Kaip kepurė Počtaliono Pečkino, kaip buvo, kur ranką prakišo pro kepurę, atsimenat? Pirštą išlindę. Na, dais iki galo ar ne? Nu va, iki pusės daėjo. Kaip iš beisiko, kad būtų išėję. Nu, suvarpyta tai kaip reikiant, taip. Tai kasgi mūsų čia laukia, kur gedimas. Jau įsivaizduojat, kur, turbūt kur B raidė, bed. Turbūt čia. Bent jau aš B raidė užrašau, kad bed. O čia kiek suvarpyta yra. Žiūrėkit, kiek pažymėta yra, matot čia, vat, mikroschemyčių. Pagal spalvą pažiūrėkit. Brūkšniukai yra. 1, 2, 3, 4, 5, atėt 2 nėra. Tai kasgi čia mums taip nustatė tokį gedimą? Nu ką, ar priimat tokį pirkinį ar nepriimat? Kaip čia darom? Ar siunčiam atgal į Orlen počtą? Nu, tada baigtųsi video. Bet video norėtųsi, kad būtų įdomesnis, taip? Tai tada priimam užsakymą. Tai tada pasižiūrėkim. Pasižiūrėkim apie skelbimą. Va, kągi čia jis mums rodo, skelbimas, jo, visas murzius toksai, a kaip klavišai išdėstyti čia yra, options, nu čia tikrai ne options turi būti, čia turi būti help, čia turi būti start, čia turbūt options select, čia tik klavišai išdraskyti dar yra. Taip, gerai, žiūrim toliau. Na, vat matosi, kokios gamybos. Čia varžtai turbūt jau nebėra varžtų net fotkėse. Na. Taip, kas dabar su pardavėju susirašyta? Pardavėjas yra Lenkija, Žorai. Taip, kaina buvo 119 prašė eurų, sakau, davai 702, nes man čia, aš įtariu kažką negero. Nėra maiteko, nieko nėra. Taip, apie skelbimą dar, kas ten buvo parašyta, ką jis ten pasakoja. Starai kompiuter, ar ne? Добрый, spravnai. Naudotas senas geros būklės kompiuteris. Spravnai reiškia veikiantis, taip. Siuntimas dar 320. Va. Tai, ką jis ten mums pasakojo. Sakau, davai, tas siūlo man 95. Nu, jaučiu, kad kažkas negero čia yra. Tai nežinau, ar kompiuteris veikiantis, neužsiimu remontais, rašiau, žinau, šių nusipirksiu brangiai ir bus neveikiantis. Nepykit, sakau, netinka man šitas daiktas.
3,20. Nu gerai, tinka, sakau, 3,20 čia zlotais. Taip, tai toliau man kainavo, rašau, kad viso man kainavo 84,36. Nu ir pirkimas pavyko. Rašo, kad pakuoju, siunčiu, iš karto gauni, tu man iš karto duok pinigus. Sako. Velnes, nu čia šiandien penktadienis, velnes, teks laukti iki pirmadienio, šaibų laukiam. Tikiuosi greitai atsimsite ir greitai patvirtinsite. Jau skubina mane va šitas. Nu tai, sakau, tuoj lukterkim. Tai kas ten toliau pas mus yra? Ką jis ten rašo? Netilpu čia man. Spūstelėkite, kad gaučiau greičiau pinigus iki savaitgalio. Nu, aš jam rašau, nepracuojat. Ir fotkę dar įmetu aš jam. Žiūrėk, sakau, kad tavo neveikiantis yra kompas. Tai ką jis man ten atsako, jei jis nedirba, jis buvo efektyvus, buvo veikiantis, tu čia man nemakaronink, sako. Tai va, tai kaip suprantate iš susirašinėjimo, kad pagal nuojautą, pagal nežinau ką, jaučiau, kad jis yra tikrai nevertas tų pinigų, ką jis prašė. Ir be to čia jis taip visas purvinas, lipnus, smarvė dar net kyla iš jo. Tai reikės jį iš karto neštis praustis ir taisyti. Nu, bet kaip už 84, ką žinau. Javam tegul džiaugiasi, ką jau padarysi. Nesiūsi man gal. Nepavyko užkrauti. Tai, draugai, katė maiše su atariku, bet bandysim kažkaip išnarplioti. Buvau šį surinkęs, kaip matot, vėl atgal. Bet toks šestos surinkimas, dangtį uždėjau ir tiek. Tai žiūrėkit, tada darbai kokie, aš tada nurengiau šitą visą, korpusą nešu praustis, kaip minėjau, klavą reikės kažkaip tai sukeisti, va, išsitraukia, tai čia viskas lengvai, helpas turėtų būti čia, gal dar klavišas nuplausiu prie to pačio, va, jo, nes irgi limpantis kažkokie, tuos bent jau nuplausiu. Tada pilnai išrengiu, korpusą praplaunu, palieku džiovintis ir tada užsimsim su motininė plokštė. Motininės plokštės ten jau maždaug įsivaizduojat, kokie darbai jau buvo daryti tokie pas mane. Tai tuoj pratęsime. Va, jį plika. Tai dabar norėčiau aš truputėlį, po truputėlį apžiūrinėti, kad matyti kas kur kaip. Inspektuoti, kaip sakant. Čia yra procas, galbūt jį reikės kažkada išsilituoti, pastatyti ant kaladėlės. Čia neatsimenu, romas lyg ir šitas, jį reikėtų irgi ant kaladėlės, tai yra į lizdą įstatyti. Fredis yra geras, tai galima sakyti, kad nelabai ten nuėjau smarkiai į minusą. Nes jeigu būtų mirusi kažkuri iš didesnių mikroschemų, tai tada būtų jau per brangu. Tai jau tikrai minusą. Žinoma, keletą žiūrovų jau vis klausinėja, kada aš padarysiu šitokio pirminio RAM upgrade'ą. Nu, kantrybės, vis prašau, kantrybės, palaukit, taip ir neprisiruošiu. Tai šitas, manau, irgi bus galbūt antroji serijoje, bet pirmoji serija turėtų būti, kad mums šitą reikia susitaisyti. Ar man pavyks ar ne, tai dar neaišku, aš jau čia anksčiau laiko jau žinau, žiūrėkit, koks aš kietas, taip? Nesakyk, neperšokęs griovė. Taip, ramas 4264, 150 nanosekundžių. Va, matot, pažymėtas. O kodėl pažymėtas, tai man labai keista. Vieno kondensatoriuko trūksta lyg ir taip, yra va vienas, o čia tarpė, bet čia nėra ir tarpė nėra. Gal tiesiog persimės iš kitos pusės, nepersimeta.
Gerai, tai toliau pažiūrėkim tada antrą pusę ramo. Kas kaip ta plokštė? O, gražu. Žiūrėkit, blizga, taip, nelituota, viskas blizga, taip. Pažiūrėkit, va, matot, va. Gražu. Tai ramas čia nėra judintas. Graži motininė tokia. Jo. Dar kartelį pasižiūrim čia jau modelį. Revision. Taip, na kągi, apsižiūrinėjom. Kokios čia dar mikroschemos stovi. 7474. Tai AKTM2. Tarybinė, taip. O čia yra turbūt atminties valdiklis. 74 čia LS00 elementarus logika. 74 LS138. Čia turbūt gal koks skaitliukas. Jie. Taip, čia 4050, tai čia LI koks nors analoginis irgi. Taip, tai tada viskas, tada traukiu lituoklį, darysim kaip, tada aš paimsiu, kur yra visas mikroschemas įsilituosim, kaip dariau praeitą kartą, atsimenat, ir statysim lizdus. Tai kad man lengviau lituotųsi, kaip praeitą kartą aš ten, atsimenat, vargau. Tai dabar tada aš gal uždėsiu lydmetalio besilydančią žemą temperatūrą. Ir tada pabandysim gal sofenu praeiti, nes jau tas turėtų mažesnę temperatūrą reikalauti. Tai aš čia tada va dabar prisilituoju prie kiekvienos kojytės, kiek čia jų yra tų kojyčių, paskaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16, 16 kart 8. Tai va tiek ir gausis, kiek čia 40, 20, ar kiek čia aš nesuskaičiuoju, 140. Va. Ok, все, prie darbo tada. Piu. Štai. Padengiau, matot jau kanifolija blizga, purvina tokia. Tai užmečiau, kaip sakiau, to lengvai besilydančio. Ir galim tada pradėti. Atsinešiau jau feną. Va. Dar, kad įtikinamiau atrodyčiau, kad esu kietas. Va, tokį vat, kaip kitose video, kaip būna. Tai būsiu gal ir aš koks nors kietesnis. Tai tada šitaip paimsim kokį nors atsuktuvėlį galbūt pradžiai, pakišti ir va taip bandysim į vieną pusę, į antrą pusę ir pakišinėt. Po to galbūt palys didesnis, nes dabar jis jau neįlenda taip. Reikia plonesnio pradžioje biškį čirkšt, pakelt ir po to reikia turėti kažkokį pinsetą ar kažką tai, su kuom iš karto iškelt. Taip, įsijungiam feną. Pasidarykim gal kokį 340 turbūt. Gal daugiau. Vėjo daug. Taip, pūskim nuo kondensatoriaus. Apvažiuoju. Žinot, aš ką dariau? Nepasižymėjau skaičiukų, tuoj susirašom. Tai čia tada pasižymim. Taip, į vienetas. Čia dvejetas. 3, 4, 5, 6, 7. Ir begalybė, taip. Taip, lambada. Nu, dabar galim važiuoti.
Nenorėjau čia. Kažkas su ferma negerai. Įjungim. Kažkas su ferma negerai. Mikrosienos trūko. Negerai. Taip yra negerai. Mikrosienos trūko. Matot, negerai taip yra. Taip reikia. O, išlūžo mikrosiena. Negerai taip yra. Ir karšta ir matot. Kažkas negerai su mikrosiena. Ir karšta iš tiesų. Vėl fenas. Vėl nusiga nauja. O, jis nieko nematot, soriukas. O, mikrosena važinėja metu. Po pačios. Tai aš taip pat darau. Tai taip netinkama. Na, paskutinė. Viskas. Įjungiu lauk. Tai yra atvėsinsiu. Tegu atšala mikroschemos ir pasižiūrėsim, kas čia man gavosi. Ar čia aš labai išgadinau ar ne. Kokia čia situacija. Mikroschemos kitos va sutrupėjo. Nudegė reiškės. Kitas dar geras. Va, pavyzdžiui, šita gera 5. Kita 1 va dabar, kur ištraukiau, gera, tik karšta. Kita va nutrupėjo čia va. Labai keista. Čia va. Reikės ant kažko tais pasitikrinti. Ai, čia 5, taip, kur sakiau. Kitas va. Matot. Nu va, biškį atvėso jau. Plokštė kaip ir lyg ir gyva liko. Čia takelių nenuroviau aš. Reikės sutikrinti, gal mikroskopą reiktų užsivesti. Sutikrinti. Tai dabar man reikia tas visas skylutes išsivalyti ir dėsim lizdus. Mikroschemos, pereikim vėl va 1, ne? 1. Lyg ir atrodo gerai. Toliau 2. 2, žiūrėkit, va. Tas atsuktuvėlis pakištas. Trakšt. Plasmasė, matot, kiek prilūžinėjo. Neatlaikė. 2. Žiūrim toliau 3. 3. 1 kart gavo. Bet tai čia yra galas, matote, aš iš priekio atidarinėjau, o čia galas. 4 turbūt bus jo bedantis. Turbūt. Čia šita buvo sudegusi, taip, čia ne aš sugadinau. Juokauju. Taip, toliau. 5 gera buvo, kiek pamenu, kaip žiūrėjom. 6.
Net priekis nulėkė. O iš apačios irgi gavo. Su atsuktuvėliu biškį prakrapštyta. Turbūt, nes iš priekio, taip. Toliau 7. 7. Gale gavo. Gale gavo. Ir 8. Čia kur pačią pirmą pradėjau, tipo gerai. Švelniai kažkaip lyg ir nuėjo. Vat. Tai viso unabomberis yra šitas 4. Tai jinai turbūt ir buvo sudegusi. Taip. Juokauju. Gerai, tai dabar sekantis darbelis. Pasiimsiu turbūt siurbliuką, pistoletą. Prasivalau šituos ir lizdukus. Taip, vieną aparatą pakeitė kitas aparatas. Kaip paėmėm iš praeito karto temperatūrą 200 šiam. Tai tuoj sukais ir pradėsim. O tuo atveju dabar, kol šyla, aš gal tada užsitepsiu biškį labai nedaug šito fliusiuko, kad man truputuką suminkštintų. Gal net su pirštu geriau būtų prabraukti. Ne savo. Tai pažiūrėsim, kaip eisis. Taip, toliau. Mikruškės turbūt iš šono. Pasiieškojau lizdų iš karto. Radau kažkokį maišelį. Ne per toliausiai. Užkaito. Prasivalyti su šampavu reikėtų. Su šita vėlytė. Kad nebūtų užsikimšę. Ir tada bandom žiūrėti, kaip čia mums gausis. Taip. Ar lydosi. Sunkiai. Matyt, nėra šitos kanifolijos. Tai ar fliuso. Ne visur paima. Turi išsilydyti. Va, su fliusu tai gerai. Kur fliuso negavo. Ai, čia yra korpusas. Aha, čia storesnis takelis. Va, čia tas, matot, storesnis takelis eina. Ir jam reikia daugiau pakaitinti ir jis yra sunkiau. O tie vat lengviau eina. O va tie vat, kur vat storesnis yra, tai tie eis sunkiau. Tai va šitas ar ne. Tai va tai reikės su šitais biškis sudėtingiau truputėlį bus. Tai tada padirbėsiu už kadro. Galim pažiūrėti dar kažkur į ten kitą eilę, pavyzdžiui, kur be. Na, siurbi. Išsilydo, siurbi. Gražiai einasi. Va, tas vat sunkiau, matot, kaip sakiau, kur didesnis takelis. Tai va, čia reikės viską taip gražiai vat nusivalyti. Tai tuoj tada. Nu va, šviečia kaip ir kiaurai. Kaip ir minėjau, kai kurios neišsilitavo skylutės. Ten kai kur reikėjo ir ilgiau palaikyti, nes metalo daugiau yra. Ir iš antros pusės dar irgi nusiurbiau. Bet kai kurios skylutės nepasidavė. Tai teko tada dar ir su adatėlė. Kas čia per garsas? Mamontovas dainuoja kažkur tais.
ar prie katedros, ar prie Kalnų parke, tai ir girdisi mamontovas. Grįžau atgal, nu tikėkimės neužbanins koks YouTube'as, neišlys koks garsas mamontovo turinių. Tai va, tai dabar tada reikėtų man pasižiūrėti dar va takelius. Va čia va toksai biški va įbraukta, ar ne, va matosi. Kol, pakreipus va. Gal aš mikroskopą pasistatysiu, peržiūrėsiu, čia atsuktuvėlį kaip pakišęs buvau, ar ne, kai sukinėjau. Gal kokį netyčia nukrapščiau, nes jeigu aš uždėsiu lizdus, tai po to man bus chana, aš ten nebeprieisiu. Tai geriau aš dar ir su testeriu prasiskambinsiu, pasitikrinsiu, kur vat įtartinos yra vietos. 1, 2, čia 3, vat gal vat pasižiūrėsiu, kad būtų 100%. Ir tuoj grįšim toliau. Peržiūrėjau, tai čia tik tai įbrėžta galbūt yra, vat kažkiek, vat, bet daugiau tai gražu viskas yra. Viskas čiki. Taip, tai sekant setups, niaukiam langus, tada statom lovytes, tai yra lizdus. Pasižiūrim, kurioj pusėje yra raktas. Raktas yra iškirpimas, o matot čia. Ir nupiešta iškirpimas yra. Tai va turėtume mes, pirmą pažiūrim kojytės, kad būtų tiesiai. Ir pasižiūrim, ar jis mums įkrenta. Gal kažkur kliūva dar. Ar kitą pavyzdžiui. Gal dar nepilnai. Tais kojytės gal kreivos. Pabandykim. Ai, gal aš ne į tą statau. Jo, gali būti kreivos. Tuoj patiesinsim biškiuką. Nu, visi sulindo, o mamontovas vis varo. O meilė, tu mane nugalėjai. Buvau jaunas vyrukas, aplinkui moteris. Taip, bėk, tai tada šituos perlituoju, nes tai tiesiog sukišau raktai lyg ir visi toj pusėje. Tuoj grįšim tada. Nu va, lizdai vietai, solituoti. Dabar jau reikėtų mikroschemų. Nežinia, ką daryti su šitom invalidkėm. Ar dėti jas, ar pasiieškoti kažkur tais kitokių. Tai vat, čia dar kažkokie brūkšniukai yra, bet tai kaip ir viskas gerai. Čia turi būti, kas čia per bubis. Reiktų gal pavalyti. Paragauti reiktų čia, skanus bubis. Nu gerai, čia už kadrą nuvalysiu. Ta reikėtų išsilituoti. Ir procą reiktų išsilituoti. Nu bet pirmą padarom to žingsnio, sutaisom taip, kaip turi būti ir tada pasižiūrim. Geriausias bairis, kad čia dabar tvarkiaus ar ne visą tą dalyką ir mano toj betvarkiai čia žiūriu yra dar mikroschemos atvažiavusios iš AliExpreso, aš taip ir nepasitikrinęs jų dar. Čia gal kelios savaitės guli. Ir supranti kažkokias, ką mes čia turim, pažiūrėkime. 41256 čia netinka šitas, čia yra RU7 greičiausiai ar kažkas tokio. Taip, o kitas blizga, pradarykim tuoj. Va, tuoj. O čia 4164, Korėja, 15, 150. Gerai, pridėkim šalia. Va, sulyginkim. Čia yra 426415, ne, USA. O čia yra 4164B. Taip, bet ten buvo pačioj irgi kažkas parašyta, ar tai Korėja, ne Korėja, kažkas buvo. Kažkuriam buvo.
kažkur jam buvo, tikrai žinokit, kai žiūrėjom, pamenu. Va. Antroji. Tai va tas aš buvau nusipirkęs, kiek čia jų yra, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 10. Tai aš neatsimenu, čia už 5 eurus nusipirkau ir norėjau taisytis, jau eilėje laukia man ZX Spectrumas. Tai va ramą turiu, tai tinka ZX Spectrumui ir tinka šitam. Tai tiesiog po ranka ir aš gal tiesiog susimetu prie to pačio ir pasitikrinsiu mikroschemas. Nu gerai, tuoj tada pasibandom. Va, sudėjau, 2 liko, tai galim pajunginėti. Kaip tik Mamontovas dainuoja, ar ten būsi tu. Tai ar ten būsi tu, ramas, ar ne ramas. Nu ką, finger cross, jungiu, žiūrim, ar parūks, ar neparūks, kad tik viskas būtų ok. Tyla. Tyla. Kažkas yra negerai. Kodėl neveikia? Juodas ekranas. Gal blogas ramas? Arba aš kažką dar sugadinau. Dabar nebegaliu tų sudėti. Arba reikia sudėti gal tuos atgal ir vieną kažkur iš šitų palikti. O, pabandykim taip. Išėmiau ramą, pabandykim be ramo jungti. Juodas ekranas. Nieko nevyksta. Tai lygiai tas pats, ar yra ramas, ar nėra. Ir jis visien neveikia. Tai arba blogas ramas, arba netinka 4.1, turi būti 4.2, arba aš kažką tais čia nurojau, arba nukepinau. Pabandysiu dalinai, arba palaukit, aš kažkur turiu dar vieną tariką su čia ramais, savo senuką turiu. Nu, čia blogiausia atveju, sudėsim senuko ramus ir pažiūrėsim, ar užsiveda šitą mamašą. Ir žinosim, ar čia ramo klaida, ar čia plokštai kažką sudirbau. Tuoj išsiaiškinsime. Žinokit, kai pamačiau, kokį kalną man reikės kompo atkapstyti, kad daeiti iki ten to kompo, kuris yra mano senukas, tai aš greičiau radau mikroschemas savo. Čia šitas, kur taisėm prieš tai 800, jeigu pamenat. Va, 800 XL, kur irgi buvo spravnai, bet nespravnai. Tai va, aš iš čia išėmiau visas ir sudėjau. Tas padėjau į šoną. Čia tas, kur dabar šviežiai nupirktas. O čia būtent sudėjau. Bet čia irgi, žiūrėkit, parašyta 41420. Čia, nu tarkim, o, kur čia geriau matosi. 41415. B. O čia, bet čia visos skirtingos, vat. Nežinau, tuoj pažiūrėkime, matote. 20. Nesimato. 41420. Gerai, nėra čia kuo ilgai malta. Faja. Viskas, vaikučiai, pataisėm kompą. Tai reikia surasti, kurios yra blogos, gal čia gera kažkuria yra. Ir kodėl mane turbūt išdūrė kitaicas, kodėl pitaką praradau. Reiktų surasti, kurios blogos, o kodėl jis neveikia. Biški kažkaip tais jaučiuosi apgautas. Ir čia mikruškės apgautos, ir čia apgautos. 2 kartus mane kažkaip tais apgavo. Tai tada čia viskas ok. Kompiuterį pataisime. Radau mikruškės, tai reikia tada nusipirkti kažkur tais dar. Tai tada, ką čia man dabar daryti, ką čia daryti? Radži, ką daryti? Pasitikrink, senuks, tu geriau mikroschemas. Gal kažkur yra dar gera. Va, pavyzdžiui, šita gal dar gera yra. Jadzė, bedantė. Nu, užteks, nu, kad čia 8 + 2 10, nu, tai trūksta dar čia, 6 kojelių. Nu, tai. Nesiūnu aš tas kojelės, kaip ten sako. Jukauju.
Tai va, tai tada pasižaisim ir tuoj pratęsim. Įdėjau 7, viskas gerai, pasileidžia. Įdėjau 5, nu ta, kuri gražiausia buvo, kad tikrai gražiai įsilitavo, viską tai puikiai. Ir žiūrėk, ką 5 rodo. Nu gal dar ir 7 pašauta yra. Nes su 7 šiaip startavo. Tikram testą negaliu paleisti, nes nėra klavos, reiktų dar klavą prisijungti. Tai va čia bairiai, tai 5 to išimsiu, įdėsiu kokią nors kitą, to prasuksime. 5 išėmiau, įdėjau 8, dabar 7, 8. Nu, kom sveik. Tai žiūrim dar toliau, kokios čia yra. 1 va, nu jau su 4 jau batai. Čia nežinia kaip bus, o pavyzdžiui 2 subaladuota. Čia vėl biškį apgriaužta. 6. Nu, gerai, pabandom dar toliau eiti. Nu, 7, 8, 1. O Mamontovs dainuoja, oi. Oi. Na tikrai, kad oi. Pabandykime įdėti va tą, va tokį biškį nukaltą, nutrupintą. Koks ten skaičius? 9. Kad negali būti 9. 16. Nu ir ką manot? Pracuojat? Ok. Nu gerai, 3 tada. Fokusuokis tu greičiau. 3 irgi biškį kojytę gavos. Tuo įdėsim čia. 3 įdėjau. Taip. Nu ir pasiliko 2 čia. Tuoj. O 2 yra va taip vat iškandžiota. Bet tai kojelė kontaktas dar yra. Gal dar paeis. Patikrinam. Įdėjau. Jungiam. Juodas ekranas. Trumpina kažką. Netinka 2. Niekada man meilės nebus per daug. Grąžinau atgal. Taip kad daina turėtų būti niekada man ramo nebus per daug. Štai. Tai išryškinam vat. Yra blogas 5, 2 ir 4. Kažkurias aš iš jų nukepinau iš šitų. 4 tai vat sulaužiau. Nu, ko nepadarysi, matot. Turi kažką paaukot, kad išsilituot. Sudėtinga gan. Bet pavyko. Štai. 7, 8, 1, 6, 3. Ir likusios 3 yra kitos. 3 tos. Ir tada man reikia čia įsiaiškinti, kaip mane ten apgava. Taip, tai tada kas tam mums liko? Testai. Prijungiau klavą. Taip, ten man reikia, ar galės atsiųsti žinutę mono arba stereo. Nu, čia turbūt mono dabar. Tai patikrinkim, ar veikia. Galim mes paprasčiau padaryti, kur čia tas klaustukas. Space'as nusiprausęs. 5 plus, kiek ten? 7. Enter.
skaičiuokit. Kompiuteris veikia. Tai tada, ką mes ten galim reset. Reset neveikia. Gerai, išjunkim ir įjungimo metu reikia laikyti options. Neatsimenu kuris. Kažkuris iš šitų select options. Gal šitas. Tuoj tada įjungiam ir laikau. Nestartavo. Turėtų būti taip. Goodbye, Lenin. Va, tokį surinkus turėtų išmest šitą. Tai tada mums reikia ant memory stovi, reikia pasirinkti start. Va šitą paspausti reikia. Start yra antras visada. Neveikia. Select. Neveikia. Options neveikia. Reset. Neveikia. Help. Neveikia. Vien žodžiu, va, tie klavišai neveikia, kur buvo uždėti antraip. Tai, kad tie maišė dar nesibaigia. Nuotykių pilnos kelnės, kaip sakant. Ką mes čia galim padaryti, kaip mes čia galim pasitikrinti, reikia kito kompo, kad start iššaukti. Einu ieškoti. Atsinešiau kitą. Šiam 5, bet čia jau su extension. Expansion. Power on. Va, turi būti taip. Help, start, select. Va, taip ir, kaip ir sakiau. Taip, pažiūrėkim. Į yes. Ir tada paspaudžiam resetą. Va, nusiresetinam. Išjungiam, įjungiam ir laikau options. Netinka. Išjungiam, įjungiam ir laikau select. Netinka. Nespėju, reiškis. Reikia laikyti jau įjungimo metu. Jo, options. Ir tada įsijungia. Ir tada spaudžiam start. Pasileidžia RAM testas. Gerai, klava čia gera, tad to aš čia prisijungiu prie ten to kompo. Klavą prijungiau prie motininės tą 100. Taupant jūsų laiką, jau prasukau RAM testą. Tai visi kvadratėliai yra ok. Eina jau ratu, kaip matot. Tai problemėlę turim su klava. Nu, tai ką žinau. Labai ilgai aš čia pravargau su šito kompu, tai galbūt padarysim antrą seriją. Tai kaip ir žinom jau gedimą, klaviatūrą, sužiūrėti, kodėl neveikia šitie. Kažkuris takelis turbūt yra nutrūkęs arba kažkas negerai. Reikės išsiardyti tą klavą šitą. O čia vat kažkas yra, kažkoks irgi bubis, va. Gal čia apipilta, vat yra, va čia išsiardžius. Bet čia atims žiauriai daug laiko, tai vat. Gal čia kažkas apipilta ir nugriaužtas takelis. Taip, kad yra reikalų. Na, galim dar ant greitųjų gal kokį kartridžą įsimest, pasižiūrėti. Sužiūrėkim, ar pasileidžia, gal koks geimą, kokį pasileiskim. Tuoj. Paimkim tą mano. Oi, čia neįdėsiu su viena ranka. Įstačiau. Ir power on. Štai pasileido. Prijungiau jau iš karto ir joysticką. Bandykim su joysticku. Ką čia tokią greitųjų galim maldirdashas ar pasileis. Taip, čia turbūt reikia su rodiklytėm žemyn. Taip ir return. Pasileido. Čia start.
ir tada faja. Ok, čia reset, čia reset. Ką mes dar galim ant greitųjų? Robo. Nu ką, kompas veikia. Pravargau, aš matot, su juo ilgokai. Kilimėlis, na nežinau, ar suteikia man to pasitikėjimo. Žinot, kaip reklamai būna, kad turi suteikti pasitikėjimą. Nu gal jėgų kažkiek, na bet problemų labai daug. Matot, visgi nepavyko. Galbūt kas kilimėlį naudojat ir todėl išlenda tokios problemos. Tai irgi gali būti niuansėlių. Reikia žiūrėti, arba spalva, pavyzdžiui, netinka, turi kitokią spalvą būti. Arba, vat, kai su kilimėliu man būna va šitų paprastų, tai tada geriau viskas gaunasi. O dabar, vat, taip kažkaip tais blogai gavosi. Nieko, bet po truputuką ir išsiaiškinam, išsinagrinėjom, kad tie maišiai jau po truputuką tą zuikį traukiam iš kepurės, iš maišo ir problemą jau suradom. Aptarimas toks ir toks, mikroschemytės vat nukepė. Čia greičiausiai mano kaltė yra, kažkuri mikroschema bloga, turbūt šita 5, o mano nudeginta kaltė todėl, kad aš su to fenu dariau. Būčiau daręs ne su fenu, o vat su šituo nelitavęs, bet tada aš būčiau sugaišęs labai daug laiko. Tai va tą savo sugaišimą, ar ne, greičiausiai aš dabar ir darysiu už kadro, nes, kur minėjau, man reikia išsilituoti procesorių, va šitą. Tai greičiausiai aš už kadro išlituosiu, įstatysiu į šitą lizdą. Ir greičiausiai va šitą mikroschemą. Čia Romas, man atrodo, yra. Nes jį reikėtų paupgreidinti. Geresnį, greitesnį. O čia pasiaiškinsiu už kadro. Tai va, tokiem darbeliam reikia daug laiko. Tai va tą su šito vario velytę išlituosiu. O čia todėl, kad taip skubėjau, tai nukentėjo keletą mikroschemų. Bet nukentėjo man mikroschemų daugiau, nes keista, kodėl vat kinietis atsiuntė ir jos neveikiančios yra. Tai reikia greičiau man tada jas irgi pasitikrinti ir rašyti skundą, kad grąžintų pinigėlius. Tai tiek turbūt šiam kartui. Už kadro dar padirbėsiu ir po to pratęsim kitoj serijai. Kam patiko video, palaikinkit ir pasimatysim kitą kartą. Tai ačiū jums ir iki sekančio karto. Ate.